kai pradėjau mano klasė, ketvirtokai, mes pradėjom nuo to, kad aš uždaviau vaikams klausimą, ką jie norėtų dar sužinoti apie vandenį. Ir jie man tikrai suteikė labai daug informacijos to, ką jie norėtų sužinoti. Ir mes nuo to pradėjom tyrinėti tą vandenį. Mums labai patiko susitikimas su hidrologijos laboratorijos vadovu Vytautu, kuomet ekspertas teorinę dalį siejo su praktinė veikla. Kadangi dabar yra fenomenas vanduo, mums ateina daug ką paaiškinti, tai yra labai įdomu, kai ateina profesionalai tau paaiškinti. Buvo atėjęs Vytautas, labai gerai paaiškino apie vandenį, paaiškino, iš kur upė susiformuoja, kaip atskirti kairį dešinį upės krantą, kur yra greičiausias upės vanduo. Išėjome prie netoli mokyklos esančios upės Neries. Ten mokiniai galėjo pamatuoti upės tekėjimo greitį, buvo pakeltas į orą dronas, irgi apžiūrėjom, kaip ta upė atrodo. Tai jau čia kaip ir su matematika surišta, kaip plūdė, kurioj vietoj kokį greitį jinai patiria. Ir sužinojom, kad viduryje upės yra srauniausia srovė ir tai didžiausias greitis, greičiausias. Išmokau ir sužinojau, kas yra priebasinis, intaka, santaka. Mokiniai gali suvokti plačiau temą nagrinėjimą, nes jungiamos kelios disciplinos. Mes turim ne tik tais normalias pamokas iš vadovėlių ir pratybų, bet mes ir išeinam į ekskursijas ir galim tyrinėti tos projektus tikram gyvenime. Tada vyrauja praktinis taikymas, kas užtikrina sėkmingesnį mokinių įsitraukimą, ugdomas mokinių kritinis mąstymas, nes mokiniai spręsdami problemą vertina, mąsto, sprendžia problemas. Šis metodas daugiau leidžia vaikams patiems tą patirti, patiems ieškoti informacijos, patiems sužinoti, patiems pamatyti, pačiupinėti. Tai visai kitaip, nei kad mes kaip mokytojai suteikdavom jiems informaciją. Jie dabar turi jos patys ieškotis. Išryškėja mokinių motyvacija, kadangi tema yra aktuali ir tai skatina mokinių didesnį susidomėjimą ir įsitraukimą į nagrinėjamą temą. Jeigu vaikas iš arti pažįsta fenomeną dantis, viskas, kas vyksta, kad dantukai keičiasi, tai yra normalus augimo procesas, tai sumažina baimę ir nerimą vaikų, o iškritę dantis ir augantis nauji dantis leidžia vaikui geriau rūpintis jais, nes jie jau žino apie tą fenomeną daug. Privalumai ir tas pakeitimas, tai manau, čia susiję dalykai, čia tiesiog iš vienos sąvokos, iš vieno žodžio, dantis, mes kaip ir keliaujam į ta sąvoka labai išsišakoja ir labai daug dalykų iš tikrųjų apima. Fenomenas grįstas ugdymo procesą, manau, kad keičia iš esmės, nes tas toksai ugdymas, prie kurio yra visi pripratę, teorinis, jį keičia eksperimentai, jį keičia atradimai ir vaikai patys ieško atsakymus į savo klausimus ir rūpinimus klausimus. Mokiniai patys pradėjo ieškoti informacijos ir be to pradėjo mokyti kitus. Vaikai pamatė, kaip tikrai veikia dantis kava arba ta Coca-Cola, kaip keičiasi dantų spalva. Taip pat pamatė, kad magiškoji dantų pasta, jinai tikrai išvalo paveiktą kiaušinį. Mes darėme eksperimentus su kiaušiniais pamirkytais. Čia kaip ir yra, manau, pats geriausias mokymo ir mokymosi būdas, kai mokome kitus arba dalinamės informaciją su kitais. Pasirinkome šį fenomeną dėl to, kad kilo klausimas, kaip galėtume sumažinti triukšmą mokykloje, kaip garsai, triukšmas veikia mūsų emocinę būseną ir sveikatą. Iš vieno probleminio klausimo kyla dar keletą klausimų ir tai tampa visai naujų idėjų, tokia kaip ir skrynelė. Fenomeno pamokos skiriasi tuo, kad mokytoja paaiškina užduotį, o mes patys turime diskutuoti ir atsakyti klausimus. Sakyčiau, kad tai yra daug įdomesnis mokymasis, nes daug daugiau ką veikiame, bendraujame ir taip tiesiog daug lengviau įsisavina tam tikri dalykai.
Pasikvietėm į klasę ir gydytoja pristatė ausies funkcijas, ausies sandarą, problemas, sutrikimus, kaip rūpintis ausimis. Gydytoja atnešė daiktus iš ausų žmonių, kurie buvo ištraukti operacijos metu. Tai vaikai labai nustebo, pamatė tuos daiktus. Aha, labai keista, kad vaikai kaišioja įvairius daiktus į ausis, į nosį, į burną. Aplamai visi mokymai labai patiko ir man pačiai labai patinka dirbti su vaikais šiek tiek kitaip. Tos laisvės šiek tiek duoti vaikam daugiau ir aš visada mėgėja esu tokia, kad aš labiau atsitrauksiu nuo vaikų ir duosiu vaikams saviraišką. Aišku, pirmom dienom buvo labai juokinga, kada tu užvedi vaikus ant tos temos, tarkim ausis, ir po to jie taip į tave žiūri ir taip, o tai ką mums daryti? O tai kas, kur, kaip, kame? O tu toksai, šį kartą tai yra jūsų darbas. Pasirinkom tikriausiai todėl, kiek aš prisimenu, kad garsą galima atkreipti dėmesį mokykloje. Mokykloje triukšmo yra pakankamai nemažai. Vaikai patys pradžioje nežinojo, kad tyrinės garsą. Mes tai nuslėpėm tą informaciją. Ypatingai, kadangi mūsų yra 7-okai, jie dar tik pradeda tą tokį susidūrimą su tokiamis pamokomis kaip fizika ar ne, ir chemija. Mes mokėmės suprasti, ką reiškia garsas, kaip jį pamatyti. Jeigu kažkoks piešinys, galima pamatyti kažkur tai garsą. Plačiau išgirdo apie Dopplerio efektą. Tai išbandėme gaisrinėje, parodė mums, pats supažindino su paties garso sklidimo garsu ir jie viską išbandė patys. Jis sudomino tuo, kad mes lankėme gaisrų stotį ir aplankėme piešimo mokyklą. Ten buvo labai įdomu ir mes viską tyrinėjome, apžiūrinėjome. Mokiniai tapo aktyvesni, žingeidesni, kūrybiškesni. tą jau pastebėjome per fizikos pamoką su gamtos ir muzika kartu sujungėme ir dailę sujungėme. Labai patiko čia vaikam irgi užduotis apie daiktus, kurie skleidžia įvairius garsus, ar ne, nes bet kuris daiktas, ir po to mes kūrėme haiku. Reikėjo būtent su tuo garsu susijęti. Tai taip smagiai viskas pavyksta tada, kad jie sako, net nepagalvotumėm, kad... Taip, čia labai įdomu, čia galima kažką naujo sužinoti. Paukščiai kultūroje, paukščiai mene, paukščiai literatūroje yra labai daug aspektų. Pavyzdžiui, vienas iš jų būtų iš viso mitinė būtybė, tai Feniksas, nes manau, kad vis tiek tas visos mitinės būtybės susidaro iš dabar esančių jau paukščių. Tai manau, kad čia bus toksai įdomus dalykas išsiaiškinti, iš ko Feniksas susidarė. Man buvo miela, kad vaikai visgi patys pasirinko, jie turėjo tą galimybę, aš taip ir prašiau, kad jie patys pasirinktų, per kokią discipliną jie bandys paliesti paukščių fenomeną. Tai atsirado, kam įdomus yra aspektas istorinis, kam įdomus yra netgi technologijų. Reiškia, per technologijos pamoką, kaip galima tą temą atskleisti, literatūros, anglų kalbos, biologijos, fizikos, matematikos, tai įvairios sritis ir turime kažkur apie 6 komandas. Tai mes iš technologijų pusės kaip ir patys dabar gaminam inkilą koduotai zyliai. Visai įdomiai gavos, geri rezultatai. Šiaip pats paukštis pasirodė toksai įdomus, mums patiems negirdėtas, tai tiesiog norėjom pasidomėti artimiau. Ir atrodo, kad tai pasiteisino, kad bent jau mūsų pasivaikščiojimuose su ornitologu Mariumi Karlonu, aš akivaizdžiai matau iš tų mūsų išvykų į Paluknį, dabar į Vingio parką, kad vaikams visgi įdomu. Buvo įdomu sužinoti, kad šitie suopiai, man rodos, jie suranda šiltą srovę ir jie pakyla, daeina iki aukščio, kurio jam reikia, ir po to tiesiog sklenda. Ir mes net matėm 3 tokius, tai buvo fain. Paukštis visą laiką žmogų lydėjo nuo pat pradžios žmonijos atsiradimo, tai tie dalykai kažkaip labai koreliuoja, jie duoda tokias labai plačias galimybės, reiškia, gilintis į šitą temą ne vienu tokiu biologiniu aspektu, paukščiai kaip populiacija, ar ne, gamtos dalis, bet dar ir kultūroje. Net nepagalvočiau, kad toks
paprastas, fundamentalus dalykas, kaip akmuo galėtų turėti daugiau reikšmės. Kad akmenų žemėje yra labai daug ir mes dabar tyrinėjom, ieškom tų akmenų, o žmonių sako, kartais reikia paieškoti. Mane jis sudomino, nes turi įvairiausių paskirčių, kaip pavyzdžiui, medicinoje jie naudojami, taip pat ir sportui. Mes einame per visokius kaip paminklus, galima ir kažkokius kaip žymius akmenis, kaip pavyzdžiui, katedroje, kaip pėdutė sudėtas ir net nežinojau, net kreipiau dėmesio, kad ten yra atminimui Baltijos keliui. Kai elementari plytelė, akmuo, kad tu jį palieti, jis kažką pasako. Mūsų visų skirtingos profesijos, sakykime, profesija ta pati, bet kryptys skirtingos ir mes galim bendrai apie tą patį bendrauti. Šiuose veiklose man labiausiai patiko, kad atradau naujų būdų, kaip būti gamtoj ir kaip atskirti tuos kasdieninius dalykus gyvenime. Pavyzdžiui, mes matom čia kažkur akmenų, tai aš pats orientavimuose sporto, tai mes ieškom, tas yra punktas, didelis akmuo, jisai galima pavaizduoti, kad surasti tą vietą ir ten yra. Pasakyčiau tai, kad tai yra pažintis su savim.